keliavau ne vieną. Tik įėjom į Suk, į tą marketą. Ir pamečiau savo draugą. Taip išeina aš dabar solo kelionėje. Gerai, kad prisimenu, aš neturiu nei interneto, nieko. Ir dabar tik tai prisiminiau, gerai, kad turiu visual memory ir prisiminiau, kaip grįžti į savo Riadą. Taip, persirengiau rūbais, nusipirkau šitą suknelę. Žodžiu, labai patinka. Nusipirkau jau 100 dirhamų nusipirkau. Nes labai norėjau tiesiog nešioti suknelę Maroke, jų apranga. Tai dabar tikiuosi susirasti draugą ir jo nepamesti. Vietinį žmogų ir čianais vietiniai visi užkalbina. Ir dabar mus vedasi į kažkokį tai spalvų šventę. Bet dažniausiai, kai vietiniai veja tokias iš kur tave, reikia neprasidėti, nes tada tavęs prašo pinigų. Bet neaišku, kaip čia atrodo, toks draugiškas, mes čia taip kažkaip vis užkliumpam, kad bus kažkas vedasi. Iš pradžių vaikai vedėsi parodyti, kur mūsų Riadas. Tai davėm pinigų. Dabar mums rodo žmogus, kur tas kažkoks spalvų šventė. Nu, žodžiu. Tikėkimės, kad neprašys mūsų pinigų. Žodžiu, jau mus čia kažkur vedasi ne ten, kur reikia. Nes šiandien mes vieninteliai turistai esame. Ir jau bandė mums rodyti kažkokias tai, kur daromas odos, kur daromas, nežinau, kaip čia paaiškinti. Tai jau norisi eiti atgal, nes šiandien, jeigu nufilmuočiau, tai nėra nei vieno granai turisto. Dabar sme pasižiūrėkite. Ar matot bent vieną baltą žmogų apart manęs? Tai vat nieko nėra. Tai jau buvom apskambinti vėl. For nothing. Yeah, for nothing. Fucking hell. I thought you was going to show us something. No, I knew it from the start. The same thing happened to me in Fez. Žodžiu, tas pats dalykas man atsitikę Feze, kai buvau Maroke su mama. Tai aš jau suprantu jų čianais, kaip jie čia darbuojasi. Tai jo, tiesiog mus atvedė niekur, reikėjo susimokėti ir dabar grįžtam. Ir dabar pagal labirintų šitas gatves ieškosim, kai grįžt namo. O ne namo, į pagrindinę skverą. Tai vat, jeigu važiuojate į Maroką, tai nepasitikėkite žmonėms, jeigu jie atrodo, kad geri ir nori jums padėti. Tai dažniausias procentas, kad jie tiesiog nori iš jūsų pinigų, atves niekur arba tiesiog atves, parodys kažkokius random dalykus ir paskui reikalaus iš jūsų pinigų, nes kai va aš čia jums parodžiau, padariau kaip turą. Tai nepasitikėkite, jeigu jūs kažkas draugiškai bando padėti arba kalbina, nes jo, dažniausiai reikalaus pinigų visi. Vaikai ar panašiai, jeigu kažkas tiesiog sako, kad padėsis jums, tai dauguma tiesiog nepadės jums, prašys iš jūsų pinigų. Bet pasimokykite, aišku. Tai va. Gerai, judame toliau. Baigiam negatyvus vibes ir judame toliau. Labą rytą. Vakar jau nebefilmavau mano numerio GoPro ir tiesiog ėjom pasivaikščiot. Nuėjom į vieną vietą, pasisėdėjom ir grįžom namo. Parėjom visą laiką namo. O dabar pasiričiausim tuoj ir pasižiūrėkit į stalą. Šį. Tai mūsų pusryčiai su paukšteliu. No. Okay, he's gonna come back.
Šita duona yra pati skaniausia. Anasini. Semen vadinasi man. Taip atėjom į šitą parką. Aha. Atėjom į Jardin Majorelle parką. Iš karto jau labai gražiai atrodo. Žiūrėkit. Atėjom pavalgyti į tokią vietinę vietą, kur visai nebrangus maistas. Ir žiūrėsim. Taip, pavalgėm, labai skaniai iš tikrųjų to vietoj, mane rekomendavo draugas. Tai jeigu būsit Marakešė, vadinasi Restoran Chabi, rašysiu čia kažkur. Tai labai gera vieta, labai geros kainos, gal tažin kainuoja gal apie 3,5 euro, 3-4 eurai. Tai labai tikrai verta rekomenduojama. Taip, dabar nusipirkom marokietiškų saldainių pabandyti paragavimui. Tai šitą dėžutę maža kainavo 50, man atrodo, 50 gramų. Šitas, žinau, labai skanus, man labai patinka marokietiškas su sezamo saldainis ir medum. O tie du kiti, man atrodo, neragau nei vieną. O gal yra ragavau, bet neprisimenu. Tai paragausime šiaip tai. Labai daug ėjom šiandien irgi į tą Jardin Majorelle, bet labai buvo verta. Tada į tą vietą pavalgyti ėjom, kur irgi local. Labai skani vieta, tikrai skaniai pavalgiau tažiną, nes anksčiau vieną kartą suvalgius Feze, tai man nelabai patiko ir aš galvoju, kad man nelabai patinka marokiečių virtuvė iš tikrųjų, bet dabar tikrai labai skaniai pavalgiau, labai skaniai tikrai buvo. Ir jo, nusipirkau dar tokią kaip įrankį. Nice. Ir dabar tiesiog grįžom pailsėti, jaučiu pamiegot. Ir tada dar norime aplankyti vintažinės parduotuvės, nes girdėjau, kad gan geros yra. O šiaip tai labai pavargus, nes labai karšta. Tai jo, geriausia čia atvažiuoti rudenį arba žiemą, manau, nes vasarą net patiem marokiečiams sakė, yra per karšta. Labą rytą. Šiandien važiuosime į turą, apžiūrėti. Okay, good morning, guys. Good morning. How are you doing? Inshallah. Inshallah. You know what's been inshallah? Inshallah is we have a Portuguese word which is Inshallah. I know this. Inshallah is the same. Similar. Viskas čia yra padaryta iš rankų darbo. Ir daro tai berberiai. Čia žmonės, kurie gyvena kalnuose. O, pasižiūrėkit, kokios gražios spalvos. O ten matosi kupranugariai. Pasižiūrėkit į vaizdą. Kaip žalia tarp kalnų. Wow. Tai čia yra Marokas. Taip, tai šiandien net nepasakiau, ką veikiam. Atrodo, aš vakar nieko nebefilmavau, nes šiaip tai buvau labai pavargus, išvargina karštis. Tai tiesiog grįžau namo ir į Riadą ir pastrau. Jo, valgėm burgerius, kuriuos jau turėčiau gal įkėlus būt. O šiandien važiuojam prie Krioklių į kalnus. Tai va dabar buvo pirmas stotis, stojo į natūralią, kaip ir natūrali kosmetika vis. Bet jo, o dabar važiuojam prie Krioklių.
čianais su tūru nepatarčiau eiti, nes beveik kiek žmonių, net matėt, net neįmanoma beveik kur nėra kur atsistoti. Dabar vėl lipant į kitą krioklį, tiek žmonių lipa. Tai expectations versus reality, taip ir būna. Taip, aš dabar edituoju Maroko blogą ir tiesiog noriu įsišnekėti apie tą blogą, nes jis žiauriai chaotic. Yra viskas taip sumontuoti, buvo man labai sunku jį sudėti, nes viskas neveikia žodžiškai, neplanuotai, visiškai po ilgo laiko nefilmavau. Ir ką norėjau pasakyti apie Maroką, nes aš ten tikrai labai nedaug šnekėjau, bet jo, mes paskutinę tą dieną ėmėm turą į Uzud Waterfalls, bet mes kažkaip žiūrėjom, pavargę jau labai ir užsisakėm net tą turą, nes turėjom užsisakyti su boat tour, kuris veža prie pačio didžiausio waterfall, o mes ten padarėm kaip hike tour į tą mažą waterfall, kur buvo labai daug žmonių, per daug žmonių. Tai nebuvo taip smagiai, kaip tikėjomės, nes ten sausakimša žmonių, visur belekiek žmonių ir tas turas surbandė mums kažką parduoti. Tai pirma stotelė buvo į tą natūralią kaip kosmetiką, visi aviejai panašiai, tenais ten padaro turą ir ten reikia apmokėti. Tada į Berber House važiavom, tada tenais jų kavinės yra prie to waterfalls panašiai, nu žodžiu. Tai nebuvo pasakiškas tas turas. Ir ką galiu pasakyti apie Maroką, nes aš kitą savaitgalį, šitą savaitgalį buvau Maroke, o tada kitą savaitgalį važiavau vėl į Maroką, į Tanžyrą, atšvesti savo draugės gimtadienio. Jinai yra marokietė ir aš buvau su ją ir jos pusbroliu, kuris mane pasitiko Tanžyre. Tai kai buvau su, aišku, local žmonėmis, visai kitokia experience turėjau Maroke. Buvo pasakiška, mes važiavome į nuostabias vietas, į nuostabius restoranus, klubus panašiai. Tikrai pamačiau kitą Maroko pusę, kaip gyveno local žmonės. Ir Marokas nėra konservatyvi šalis, kaip aš tikrai galvojau, kad reikia būti covered up panašiai. Bet gal dabar įkelsiu kelias nuotraukas ar kelius video, ką turiu iš to kitą savaitgalio. Nebuvau Marakešė, buvau Tanžyre ir Asila. Tai tikrai wow buvo, jeigu būsite kažkada Tanžyre, Le Petit Versailles, tas restoranas yra top notch su šokėjom, su smuikininku, tikrai buvo pasaka, aišku, kainos gan brangios tenais, kaip Marbėjai panašiai, bet tikrai pasaka, turėjau visiškai kitokią experience Maroke, tai aišku. Priklauso nuo su kuo tu esi, priklauso ką tu veiki, kokias vietas žinai, tai visų patirtis tikrai bus skirtingos. Tai norėjau pasakyti, kad jo, man po kito savaitgalio tikrai patirtis Maroke buvo visiškai kitokia. Tai dabar gal grįšiu į Maroką tik tai su savo draugė marokietė arba su jos pusbroliu, nes jo, tikrai visai toks vibas negu varyti vienai ir būti apskeminta panašiai. Tai jo, ir štai mano vlogas apie Maroką.